Sveiki, darau tokį skubesnį reportažą, kadangi gavau leidimą iš Dievo žodis šventas raštas puslapio būtent administratorės Lianos, kad galiu ir paskaityti. Komentarė yra pasakė, jeigu norite daryti kažkokius tai video įrašus, prašau. Čia turime omeny apie jos nesąmoningą straipsnį, kurį į jį įdėjo šiandieną. Ir paskaitom tą straipsnį ir paanalizuojam. Jisai vadinasi, kad jūsų maldos būtų atsakytos. Susitaikykite su tais, su kuriais kažkada turėjote konfliktų, ginčų ar nesutarimų. Galbūt su kažkom jau seniai nesikalbate dėl kilusių susipriešinimų. Gal tai brolis, sesuo, tėvas, o gal tai visiškai svetimas žmogus, tai nėra svarbu. Tai čia kaip čia išeina? Tai reiškia, nesvarbu, kas ten įvyko, kas ten buvo, ar taip toliau, ir tai brolis, tai ne brolis, tai nesvarbu su kuo. Tai kažkaip jau čia man jau kyla įtarimas, kur ves šitas straipsnis. Tai kaip čia išeina? Supraskite, šventas raštas sako, kad mums būtina sutaikyti su visais. Su visais? Ir gyventi su kiekvienu taikoje. Argi Biblija to moko? Kiek tai nuo mūsų priklauso? Romiečiams 12:8 pasirėmė. Ar tikrai taip? Argi Jėzus su fariziejais, kuriuos išvadino pabalintais grabais, Steponas, kuris tenais jiems pasakė daug gražių žodelių, Paulius, kuris buvo apmėtytas akmenėms, supranti, tai kaip dabar čia išeina? Į jų maldas neatsakė, į Pauliaus, į Jėzaus maldas neatsakė. Palaukit, kažkokia nesąmonė. Ir tai padės tuom, kad mūsų maldos nebus trukdomos praeities šešėlių nesantaikos nuodėmės. Palaukit. Ir taip darant, mūsų maldos bus priimtinos Dievui ir atsakytos. O jeigu ne, tai bus neatsakytos. Bet to Biblijoje niekur nėra. Mes matom, kad jeigu bara, tai bara. Ir ką, dėl to buvo neatsakytos maldos? Jėzui nebuvo atsakytos maldos. Tai yra visiškas melas. Toliau skaitom. Jėzus aiškiai pasakė, kad prieš einant pas Dievą į maldą ar prieš darant kažką dėl Dievo, mums būtina susitvarkyti reikalus su tais, su kuriais turėjome kažkokių konfliktų. Jeigu tikimės kažko gauti iš Dievo, vėl neįvardinta, broliai, sesės, kiek tai dabar iš konteksto suprantu, kad su visais turime susitaikyti. Ar tai yra tikrai? Skaitom toliau. Kitaip, kodėl mes tikimės, kad mūsų maldos bus atsakytos, jei nesilaikome paties meilės įstatymų, kurio laikydamėsi turime siekti taikos vieni su kitais? Vėl kalbama apie, kaip ir visus iš konteksto. Tai yra vėlgi melas. Jėzus mokė sakydamas, todėl, jei neši dovana prie aukuro, skliausteliuose eini pas Dievą kažko tikėdamasis, ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, o čia jau dabar brolis. Palik savo dovaną ten prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su savo broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Tai čia jau dabar broliai. Po to visi nieko nesuprantu. Tai su visais ar tik su broliais pagal Bibliją? Juk Jėzus aiškiai pasakė, kad taikdarių yra Dievo karalystė. Taikdarių. Tai nereiškia šita visa košė, kurią tu surašei, Liana. Jei mumise nėra meilės artimui, skliausteliuose, net jei tai svetimas žmogus, su kažkuriuo kažkada susipykom, tai tada mes nesilaikome Dievo įsakymų. Palaukit. Ir jo žodis nėra mumyse. Susipykom. Tai čia yra vienas dalykas. Susipykom, tai neaišku, kokia ten priežastis.
Dėl ko susipykom? Ar tave įžeidė, ar ten dar kažkas, tai ar taip toliau, ar taip toliau. Tai kaip tai gali nesilaikyti, sakysim, Dievo įsakymai. Tai, jeigu mane, sakysim, kažkas įžeidė, sakysim, apvogė, ten dar kažką tai padarė, žinai, nesvarbu, kažką blogo padarė. Ir jeigu aš nesusitaikau su savo broliu, nesvarbu su kuo netgi, atsiprašau, žinai, kitur su broliu, kitur ne su broliu, su visais, 2 kartus parašyta, tai reiškia, tada mano maldos bus neatsakytos? Aš taip suprantu šitą straipsnį, skaitykit kaip norit, aš nesuprantu. Tai tada mes kas čia, jei nemylime savo brolių, savo artimo, tai kaip galima sakyti, kad mylime Dievą? 1 Jono 4:20. Tai savo brolio artimo, tai tas artimas, tai nesvarbu, kažkada susipykom, svetimas. Taigi eikite ir susitaikite su tais, kuriuos galbūt nuskriaudėte ar įžeidėte. Tai susipykom ir nuskriaudėme ir įžeidėme, tai čia yra visiškai skirtingi dalykai. Kažkokia košė, Atsiprašykite tų, kuriuos įskaudinote, ar netokį žodį pasakėte. Kiek tai yra įmanoma ir kiek tai nuo jūsų priklauso. Visomis jėgomis siekite susitaikyti su visais broliais. Dabar jau vėl broliais. Taip siekdami Dievo veido, jo artumo ir jo karalystės. Ir tada jūsų maldos nebus trukdomos. Dievas atsakys į jūsų prašymus ir būsite jam priimtini. Nieko nesuprantu. Tai susipykom, tai įžeidėte, nuskriaudėte. Jeigu nuskriaudėte, įžeidėte, tai atrodytų šita vieta kaip ir teisingai parašyta. Bet kada ten parašyta, supranti, susipykome, tai tada aš nieko nesuprantu, nes ten nekonkretu. Visiškai nekonkretu. Toliau skaitom, net jeigu čia yra, priblošia iškentė eilutė, kuri, nežinau, kaip tai galima po jos parašyti, bet tai, ką jį parašė, ir tai yra Dievo žodis. Skaitom. Net jeigu kitas buvo teisus ar neteisus, tai nėra svarbu. Susitaikymo tarpusavio meilės santarvės sąlyga yra būtina visiems. Ir tai yra Dievo žodis. Tai reiškia Jėzus, kuris daug gražių epitetų ir žodžių pasakė farizėjams, sadukėjams, su botagu išvaikė visus. Paulius barėsi, pranašai barėsi, apaštalai vėlgi irgi daug negerų dalykų darė, nes buvo apmėtyti ir taip toliau akmenimis. Steponas taip ir nespėjo susitaikyti, jie akmenimis apmėtė, jis tik atleido jiems. Bet sutaikyti, tai palaukit, tai jų maldos nebuvo išklausytos, Jėzaus, Pauliaus. Palaukit. Kokia nesąmonė? Liana, iš kur tu tas nesąmonės trauki? Tu nors gėdos, nors kiek turi, sakysim, šitaip elgtis su žmonėmis. Aš suprantu, kad tai būtų tavo nuomonė, bet pas tave puslapyje yra pilna žmonių, kuriuos tu apgaudinėjai, jau apgaudinėjai. Jau buvo vienasmenis Dievas, kai jis yra triasmenis. O dabar iš vis košė. Šita tokia meilė, tokia jau visiškai be tiesos, supranti, jį man primena charizmatų, protestantų, tokias nesąmonės. O kuo tu skiries nuo jų pagal šitą straipsnį? Liana, tu nors gėdos turi kažkiek tai. O jūs žmonės, būkit geri, skaitykit straipsnį atidžiai. Net jau be Biblijos jau supranti, kad jau kažkokia yra nesąmonė, nes vienur taip rašo, kitur taip rašo. Tai taip, straipsnėje yra priešingybių pilna, kurios visiškai netitinka Biblijos. Jeigu yra žodžiai meilė, tai nereiškia teisingas straipsnis. Skaitykit atidžiai. Tai yra košė. Šitas straipsnis kitaip nepavadinsi. Košių košė. Net neaišku, kokia košė. Bulvių, kruopų, ryžių, makaronų pridėta, ko tik tais nori. Neikit paskui žmonės, skaitykit atidžiai, kiek galima.
ką aš čia barsiuos? Vienu žodžiu patys, skaitykit, žiūrėkit ir turėkit galvą ant pečių. Su Dievu.